kažkiek ryškės makiažą. Šiandien naudoju tiesiog makiažo savitėlį, kuriamis nuvalau veiduką. Dabar dėsiu kaukę. Kaukę vėl kaip bus ta, kuri rodžiau vakar. Ir puikiausiai nubrėsiu ant veido, o jeigu tepant kitą kosmetiką. Dabar tepuosi makiažo priemonės. Numeriukos mes tam, kad patamsinti esančią pudrą. Šis LV. Tai reikėtų šiek tiek veido odai ištepti visą. Tai va, tai žodžiu. Tada veido oda pašviesiname. Ir kadangi pirštukas jisai yra šiltas, piršteliu pasišviesiname. Toliau įmu šitą produktą, šitas, paėmiau šitą produktą ir kažkiek tai išsitrauktume. Taip, imame tą patį produktą, šitas. Ir šitą dalyką išsidūrime. Kadangi veidas ganėtinai pridrėkintas, tai yra tai, kad visi šlapi produktai, kurie yra ant viršaus, jie puikiai skaidosi. Todėl, kada sakoma yra, kad produktas nesiskaido, tai dažnu atveju atkreipkite dėmesį į tai, ar yra gerai pridrėkinta jūsų veido oda. Veidas įgauna šiek tiek, sakant, tokio šito formos kažkokios įgauna. Yra toks ir toks. Tai šiandien darysiu šitai. Štai tokį. Ir nubijau šiek tiek čia. Šiek tiek šitą. Šitą toką. Ir pasitepam štai čia. Tokį kitą produktą, tai yra irgi mako produktas. Čia numeriukas yra Diply Dashing. Pasiemam kitą produktą, štai toksai. Ja, ir šitą produktą galima užsidėti žymiai ryškiau. Kas labai fainai su šitą produktą yra tai, kad jisai tiesiog gražiai labai žėri. Ir dienos šviesoje jo žėrėjimas yra tikrai labai gražus. Toksai gražus žėrėjimas. Štai taip. Pasiemame dar ir tada, žodžiu. Galima išsitepti visą, kaip sakant, visą šitą vokelį. Apačią irgi nepatingėkime. Nepatingėkime išsitepti ir apačią. Kaip matote, einu gan plačiai. Ir ta platuma, jinai iš esmės nepabijoti, kaip aš sakau, plačiai tepti šių produktų, todėl kad šis produktas, jisai duoda jums šešėliavimą. Jeigu jūs paimtumėte kažkokį labai tamsų produktą, kuris, pavyzdžiui, sudėtingai skaidosi ir panašiai, rinkitės visada produktus tuos, kurie gerai skaidosi, kurie nėra labai stipriai pigmentuoti. Ir stipriai pigmentuotas, nestipriai pigmentuotas produktas, jisai gerai skaidosi, tokiu atveju jūs nepabijosite eiti plačiai. Jeigu jūs paimtumėte produktą, kuris yra labai pigmentuotas ir jūs uždėtumėte šitą tokį, tai turėtumėte ilgai labai skaidyti, kad išsiskaidytų. Tai yra tam tikrais atvejais, kai jūs norite tikrai labai stipraus ryškumo. Bet jeigu norite tiesiog tokio šešėlio lengvo ir panašiai, tai tada tokiu atveju pasiimate produktą, kuris nėra stipriai pigmentuotas ir juo paskui galite labai lengvai skaidyti. Tai va, šis produktas tarp kitko nesudiega aukštesnis, labai geras, labai fainas, smako, ką įdomu numeriukas, aš kitą parašysiu asmeniškai. Taip, toliau dar tada pasiėmu aš šitą, va šitą dar. Ir kadangi aš užsitepiau to rudo, tai dar aš kartą jo paimu ir dar užsitepiau ant šių vietų. Tokiu būdu aš, kaip sakant, įnešu dar tokio šiltumo daugiau. Ir tokias pasiimsiu dar kartą šitą produktą. Ir, aš nežinau, kad šitą produktą iš tikrųjų. Jau dovanų šitą produktą, tai... Nu tai va, tai ką padarysiu, žodžiu, ir tada šitą pasiėmu šitaip ir, žodžiu, einu tarp. Štai taip nusytas galiukas, šiek tiek patamsinu, matau, kad kažkiek tai nelabai. Toliau pasiėmiau make up storas, štai tokios. Vieną pas nežinau, tai šiandien imsiu štai šitą, kaip čia. Šis spalvytė mačiau ir dabar aš tepsiu tarp blakstienų. Pirmiausia tarp blakstienų. Pirmiausia tepam tarp blakstienų. Šiandien jo netepiau, nes vakar iš esmės tepiau pradžioj šitą, ant viso, kad viskėjimo daugiau būtų. Šiandien aš viskėjimo galbūt tokio didelio nenoriu, tai žodžiu tada gaunasi taip, kad aš tiesiog to produkto ir netepiu. Dabar keliausime prie akyčių ir akytėms dar norisi man ryškumo, vadinasi ryškumo. Reikia kažkokio tai ryškumo.